Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Telšių apskrities pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimos neteisėtos veiklos vykdant prekybą rūkytais mėsos gaminiais neįsteigus ūkio subjekto. Preliminariai paskaičiuota, kad per mėnesį 2 prekeivių veiklos apyvarta siekia apie 1 milijoną litų. Pirminiais duomenimis Šiaulių rajono gyventojai AL ir GB įvairių Žemaitijos miestų turgavietėse organizavo rūkytų mėsos gaminių prekybos tinklą. Kaip įtariama, į jį buvo įtraukti 28 turgavietės pardavėjai, rūkytus mėsos gaminius parduodavę Mažeikių, Šiaulių, Joniškio ir Kelmės turgavietėse. Mėsos gaminių prekeiviai buvo įsigiję verslo liudijimus, tačiau siekdami išvengti pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo, įtariamieji stebėjo, kad vykdoma prekyba verslo liudijimą įsigijusio asmens vardu neviršytų 100 000 litų ribos, nuo kurios atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų. Viršių 100 000 litų siekiančius pardavimus buvo įgyjamas kitas verslo liudijimas. Dažniausiai jis buvo įforminamas pardavėjo giminaičio vardu. Per dieną mėsos gaminių apyvarta siekia daugiau nei 30 000 litų. Tyrimo metu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Telšių apskrities skyriaus tyrėjai kartu su Šiaulių, Klaipėdos ir Tauragės apskričių pareigūnais atliko patikrinimus turgavietėse ir kratas 29 įvairiose Žemaitijos vietose. Organizatorių nuosavoje sodyboje nelegaliai įrengtame sandėlyje buvo laikomi perpardavimui paruošti ne tik įvairių Lietuvos ir Lenkijos bendrovių gaminiai, bet ir daugiau nei pusę tonos mėsos gaminių be apskaitos dokumentų, neturinčių jokio ženklinimo. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnams dar neišvykus iš AL ir GB sodybos, į joje įrengtą sandėlį buvo pristatyta produkcija. Jie atvežė vienos Garliavoje veikiančios bendrovės vadybininkas. Atvežta produkcija buvo paženklinta rytdienos data. Patikrinus krovinį paaiškėjo, kad iš beveik 400 kg atvežtų mėsos gaminių daugiau nei pusė buvo be PVM sąskaitų faktūrų. Šiaulių rajono gyventojams AL ir GB pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 202 straipsnį. Neteisėtas vertimasis ūkinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Telšių apskrities skyriaus pareigūnai kontroliuojami Telšių rajono prokuratūros ikiteisminio tyrimo metu aiškinasi mėsos gaminių kilmę, nustatinėja nesumokėtų mokesčių dydį. Laurynas Jonauskas, Nerijus Bukauskas, mažeikiečiai.lt